Sveiki, šitą kartą sveikinasi iš Aleksandriškių Basų kojų tako. Praeisiu takelį, parodysiu, kokie iššūkiai laukia. Pradžia paprasta, kur bus kažką įdomaus, tada pafilmuosiu. Takas 2 km, 100 metrų, kol kas lengva. Einam toliau. Jau akmenukai kiti. Biškai daugiau jaučiasi, bet dar nieko tokio. Ir dabar toliau. Va, jau pusiausvyrai. Čia praeit per medį. Tenai va tokį įdomiau yra. Einam. Einam. Taip. Ir va taip atrodo šita dalis. Truputėlį. Reikia balansą palaikyti. Kaip iššūkis? Malus. Einam. Taip. Ir va taip atrodo šita dalis. Jau apie pusę tako įveikta. Kol kas sunkumų nebuvo. Einu per stogą, galima sakyti. Ja, įsivaizduokit kukurūzai. Prieš kukurūzus. Einama.
Bet bus vandens. Ja, Bus vandens. čia per vamsdelės. Vamzdžius. Taip, dabar į vandenį lipti. Čia šitą kas eis su kelnėmis, tai bus labai gal. Reikia šokus dėti. Tai va, einam per vandenį. Va, tai yra ir tokių dalykų šitam take. Nu va, o čia jau įdomiau. Būčiau pats gal nesugalvojęs. O tai breitinėlė, ką? Čia jau jaučiasi jau. Trumpesnių žingsnių. Čia ir jau pasijautė jau. Čia jau tikrai per tvarelę. Atvykau į Trakus ir dabar važiuosiu iki Lentvario, kur kažką pavalgysim. Čia taip atrodo Lentvario miestelis. Suoliukai yra, vėliavėlės kaba, žmonės vaikšto, vežioja šunys. Čia Čia, kur valgėm, yra vieta vaikams pažaisti ir šiaip paspatuką galima prikrauti. Šiaip nebloga vieta. O čia taip iš toli atrodo namas vieno žmogaus Timofėjo vardu, kuris iš savo namą padarė dvarą. Čia atvykau į vieną namą, kurį pastatė žmogus Timofėjus. Statė, sako, šeimininkė, kad 30 metų. Ir jau teritorija graži, sutvarkyta. Tai čia va toks pastatas yra Lentvaryje. Dabar užeisiu į vidų. Bet čia jau modernu. Bus čia Salė. vieta. Dabar čia ir tai čia. Da. Ai, ką darėte? Nu, viskas darėsi. Einam, ar Timofėjus padarė. Pažiūrėjau, kad Timofėjus. Čia tai modernu. Dabar einu į vidų šitą dvarą. Pažiūrėsim, kas vidų yra. Vat salė. Vat čia padarė salę. O, čia jau. Tokie vaistai. Visai gražu. Ja. Jis nesuspėjo viską padaryti. Per gyvenimą netruputį padaro. Tu kaip ką padarė, tai padarė. O ką Timofėjus darė, dirbo profesiją? Timofėjus universitetą baigta. Nu. Ja. Bet profesija. Profesija. Viską pateisina. Ką, kas? Ūkininkas. Ūkininkas. Čia? Va, čia toks šito namo vienas žmogaus Timofėjų pastatytas per 30 metų. Va, taip atrodo iš vidaus. Čia jau daug kur atsinaujina viskas. И здесь тоже это. Вот это камин. Ну там больше ничего нет. А там уже ремонт был сделан. Боксas, так не baigta. Bet tai nėra jokių, vat, išlikę ten kažkur. Nori pažiūrėti? Nu jo. Noriu. Jeigu galima jau. Nu eikit. A ten viršų? Viršų į viršų. Čia, ne? Ja nereikia. Gerai. Nu, va, likom į bokštelį. Šitą gražaus
Darom. Jau iš vidaus pagrindinė viskas remontuojama jau. Nu, ir atėjom. A čia jau negalim žaibti? Tai va, mes esame jau ant stogo. Lientvarėje. Čia va galima mus dar pažiūrėsiu. Va, tai dabar vat ant tokio aukščio esu. Ten biški bažnyčia Lientvarėje matosi. Tai va. Toks pastatas. Ir visai gražu čia. Tai va tiek, toj kaip tokia mini ekskursija eina į pabaigą. Ir jau dar kartą parodysiu, kaip atrodo iš šono. Dabar čia dar reikia grįžti, kelią surasti. Tai dabar į balkoną. Taip, padarė, kad jie padarė troną, paskui. Va, tokie vaizdai iš balkono. Nu, taip, sako, mano buvo troną, jeigu padaryti viskas taip reikia, tai bus gražiau.